Taip. Na, tikiuosi matot skaidres, mane girdit teisingai? Taip. Ar girdit mane? Girdim. Puiku, ačiū. Taigi, kaip ir minėjau, apie nacionalinės maisto kokybės produktų sertifikavimą pristatysiu būtent šiandieną reikalavimus. Tai trumpai Ekoagros atlieka sertifikavimo darbus, pavesta atlikti sertifikavimo ir kokybės ir kontrolės darbus pagal ministro įsakymą. Taigi viešoji įstaiga Ekoagros, ji yra nepelno siekianti organizacija ir įsteigta Žemės ūkio ministerijos, atlieka ne tik tai ekologiškų produktų sertifikavimo funkcijas, bet ir nacionalinės maisto produktų kokybės sertifikavimo ir kontrolės funkcijas. Tai tos pagrindinės yra veiklos. Na, apie nacionalinės kokybės produktus kalbant, tai kas tie yra produktai, tai kaip matote, jie yra ženklinami šiais ženklais, kokybės ženklas arba nacionalinė kokybė, Lietuvos ženklas. Tai yra tokie produktai, kurie yra pagaminti ir skirti maisto produktai, būtent skirti vartoti žmonėms, ir kurių kokybė pranoksta ES ir nacionalinių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tai reiškia, kad jie yra aukštesnės kokybės ir išskirtinius tokius turi kokybės reikalavimus ir gamybos reikalavimus aukštesnius negu įprastiniai produktai. Taigi tas išskirtinumas, kuo NKP produktas, nacionalinės kokybės produktas, trumpai tariant NKP produktas, kuo jis išsiskiria, tai išsiskiria aukšta kokybė, tai kaip ir sakiau, jis yra aukštesnės kokybės negu įprastiniai produktai, taip pat yra aukštesni aplinkosauginiai reikalavimai, tai yra tausojama aplinka, kai yra ribojamas, tarkim, augalų apsaugos produktų naudojimas ir taip pat atkreipiamas dėmesys ir į gyvūnų gerovę. Tai žinoma, negalima tapatinti šių produktų su ekologiškais produktais, tačiau jie išsiskiria savo tam tikrais, kaip ir minėjau, tam tikrais išskirtiniais kriterijais nuo įprastinių produktų. Kodėl verta dalyvauti šitoje NKP sistemoje, kodėl verta gaminti tokius produktus, kodėl verta sertifikuotis, tai iš tikrųjų tokie paženklinti, turintys dar vieną kažkokį kokybės sertifikatą produktai, jie išsiskiria iš įprastinių produktų srauto, jie yra ir žinoma paklausesni, atsižvelgiant į tuos kriterijus, tačiau žinoma dar žinomumas yra netoks didelis ir geras, kaip norėtųsi, kad būtų. Tai šiais metais Ekoagros buvo užsakiusi ir atliko Ekoagros užsakymų apklausą ir buvo nustatyta, kad NKP ženklą žino tik tai 16% apklaustųjų. Tai tikimės, kad ta sklaida ir žinomumas, kad jisai būtų didesnis netgi tarp visų vartotojų, kai tai žinoma, kai bus daugiau gaminamų produktų, kuo daugiau jų bus rinkoje, tai tokiu atveju, žinoma, ir tas žinomumas pagerės. Kitas momentas, kaip ir aplinkosauginiai reikalavimai, kaip ir minėjau, tai yra naudojami ne tik tai augalų apsaugos produktų kiekiai mažesni negu įprastinių produktų, bet ir mažesni mineralinių trąšų kiekiai. Tai, žinoma, saugo mūsų aplinką ir lemia mažesnę aplinkos taršą. Taip pat yra
galimybė įgyti konkurencinį pranašumą, nes tai vis tiek šie produktai yra sertifikuoti, jie turi galiojantį sertifikatą ir jau tas procesas yra kontroliuojamas nepriklausomas sertifikavimo įstaigos ir tie tokie produktai jau duoda didesnį pasitikėjimą netgi ir vartotojo. Kitas momentas, tai yra ženklas populiarinamas, yra sukurtos Žemės ūkio ministerija sukūrusi yra paramos sistemas ir yra galima gauti tam tikrą finansinę ir pagalbą populiarinant ženklą. Kitas, ką galima dar išskirti, tokią kaip ir naudą, tai kad NKP produktai gali dalyvauti programoje vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo įstaigose, tai pienas ir vaisiai ir daržovės vaikams, ar ne, tai kur yra didesnė duodamas tiesiog pirmenybė ekologiškiams produktams, NKP produktams. Taip pat susidomėjimą NKP produktais didina parama, kur galima, skatinamas yra ikimokyklinio ugdymo įstaigose vartojimas, tarkim, darželiuose, tai gali būti irgi teikiama tam tikra finansinė pagalba, jeigu yra naudojami NKP produktai vaikų maitinimui. Tai kitas momentas, NKP taip pat turi prioritetą, lyginant su įprastiniais produktais, dalyvaujant žaliuose pirkimuose, tai šie produktai jau gali tokiuose žaliuose pirkimuose dalyvauti. Kokie teisės aktai reglamentuoja nacionalinės maisto kokybės produktų gamybą? Tai yra Žemės ūkio ministerijos įsakymas, Žemės ūkio ministro įsakymas 3D 351 2022 metų, kur yra nustatytos gamybos taisyklės ir tam tikrų produktų gamybos specifikacijos. Tų specifikacijų yra iš viso 9. Bet šiandieną aš kreipsiu dėmesį ir detalizuosim, panagrinėsim tuos reikalavimus, būtent grūdų produktų, duonos, pyrago kepinių bei miltinės konditerijos gaminių ir makaronų specifikaciją. Taigi, kad liečia būtent reikalavimus, žinoma, specifikacijose ir taisyklėse yra bendrieji reikalavimai, kurie taikomi visoms specifikacijoms, tai pavyzdžiui, kad visas NKP auginimo ir gamybos perdirbimo procesas turi būti vykdomas kontroliuojamuose veiklos vykdytojo vietose ir žinoma, visi procesai turi būti vykdomi užtikrinant atsekamumą produktų ir, žinoma, tie produktai turi atitikti taisyklių bei specifikacijų reikalavimus. Kitas svarbus momentas yra, kad visi NKP produkto gamybos etapai turi vykti Lietuvoje. Tai vadinasi, negali būti kažkoks tai vienas etapas, kažkoks tai gamybos vykdomas, tarkim, kitoje šalyje jau už Lietuvos ribų. Tai, tarkim, subranga kažkokio proceso kitoje šalyje yra neįmanoma. Turi visas procesas vykti Lietuvoje. Jeigu yra vykdoma gamybos vienete ne tik tai NKP, bet ir įprastinių produktų gamyba, tai yra įmanoma, tą daryti galima, tačiau turi būti aiškus atskirimas tos gamybos turi būti atskirimas arba laiku, arba vieta. Tai arba tarkim, pavyzdžiui, vienus įprastinius produktus gaminam po pietų, o NKP iš ryto. Ir žinoma, jeigu naudojami tie patys įrenginiai, tiek NKP, tiek ir įprastinių produktų, tai įrenginiai turi būti išplauti arba bent vienu ciklu NKP žaliavos. Žinoma, tokia žaliava, kuri buvo panaudota įrenginių valymo, ji negali būti jau toliau naudojama kaip NKP, ji turi būti naudojama kaip įprastinė žaliava.
Na, kas liečia atsekamumą, kaip ir minėjau, kad turi būti viso gamybos proceso metu, turi būti užtikrinamas atsekamumas, tai tą atsekamumą veiklos vykdytojas turi įrodyti dokumentais, sertifikavimo įstaigai paprašus, tarkim, patikros metu. Ir turi būti įrodomas dokumentais ir yra nustatyti minimalūs reikalavimai, ką reikia pateikti dėl atsekamumo užtikrinimo, tai produkto žaliavos, kas yra tiekėjas ar ne duomenys, na ir produkto gavėjo ar ne, pirkėjo duomenys, jeigu tai yra produktai parduodami negalutiniam vartotojui. Na, žinoma, dokumentai turi būti saugomi ir nustatytas yra terminas, būtent nustatytas terminas ne mažiau kaip 3 metai. Jeigu įmonėje įvyksta kažkokie pasikeitimai gamyboje, NKP gamyboje, ar ne, pasikeitė, tarkim, gamybos vieta, gaminote iš pradžio NKP produktus, po to atsirado toje pačioje vietoje, pradėjote gaminti įprastinius arba atvirkščiai, apie tos pasikeitimus privaloma pranešti per 10 darbo dienų nuo įvykusio pasikeitimo dienos, pranešti raštu sertifikavimo įstaigai. Žinoma, jeigu yra kažkokių nustatote, kad kažkokių grubių pažeidimų atsirado ar ne, dėl jūsų ar ne dėl jūsų kaltės, na, tada tokiu atveju taip pat reikalinga būtinai pranešti apie tai įstaigai, bet jau čia terminas yra daug trumpesnis, tai per 3 darbo dienas ir sustabdyti NKP tiekimą. Taip pat, kas svarbu paminėti, tai kas liečia dokumentus, tai parduodant arba perduodant produktą pagamintą pagal NKP reikalavimus, tai turi būti būtinai nurodomas leidimuose dokumentuose produkto pavadinimas ir nuoroda į NKP gamybos būdą. Tarkim, kad tai tikrai žinotų iš dokumento, kad tai yra NKP produktas, NKP obuoliai, o ne paprasti įprastiniai obuoliai. Ženklui yra taip pat nustatytos ženklo naudojimui tam tikros taisyklės. Tai iš tikrųjų jisai yra apsaugotas nuo klaidinančio naudojimo, neteisėto naudojimo. Tai negalima naudoti NKP ženklo netgi reklaminėje medžiagoje, jeigu tam produktui nėra išduotas sertifikatas arba tas sertifikatas yra sustabdytas, negaliojantis, anuliuotas. Tik tai, aišku, yra išimtis, išskyrus atvejus, kai produkcija jau buvo supakuota, suženklinta, kai dar sertifikatas galioja. Taip pat, kad žinoma, ir sertifikato dokumento negalima naudoti klaidinančių būdų, tai tą taip pat turi veiklos vykdytojas užtikrinti. Kas liečia specialiuosius NKP grūdų produktų reikalavimus, tai dabar jau taip detalizuosiu, aptarsiu tuos ir specialiuosius grūdų produktų reikalavimus, kurie nurodyti yra specifikacijoje. Tai, kad NKP ženklų ženklinami produktai turi turėti ne mažiau kaip 80% žaliavų sertifikuotų pagal taisyklės ir specifikacijas. Taip pat, jeigu naudojami yra NKP grūdai, ar ne, tai žinoma, kurių turi būti ne mažiau kaip 80%, ar ne, tai jie turi atitikti reikalavimus, auginimo reikalavimus, o auginimo metu yra draudžiama naudoti defoliantus ir desikantus bei genetiškai modifikuotą dauginamąją medžiagą. Na ir grūdai turi būti tinkamai paruošti, neturi būti, tarkim, jaučiamas pelėsių kvapas ar kažkokių ten tinkamų priemaišų negali būti, kaip pūlių, ten, tarkim, salyklų ir pašalinių kvapų ir panašiai.
nurodyti būtent tam specialūs reikalavimai pareiškia, kad grūdai turi būti tinkamai paruošti. Kas yra draudžiama gaminant NKP produktus, grūdų produktus. Draudžiama naudoti žaliavas, kurių sudėtyje yra GMO. NKP produktuose negali būti naudojamos žaliavos, kurios susideda iš GMO arba pagamintos iš GMO. Ir yra dar vienas iš reikalavimų grūdams, kad grūduose didžiausia leistina vieno iš mikotoksino koncentracija yra nustatyta išskyrus kituosius kviečius, avižas ir kukurūzus. Taip pat yra nustatyta NKP grūdų produktų kokybės rodikliai, kurie turėtų, aišku, būti įvertinti priėmimo metu. Tai, tarkim, jeigu jūs naudosite tam tikras žaliavas, ar bus jau tai galutinis produktas, tai jau reikia nusistatyti ir kokybės rodiklius, tai tarkim, įsivertinti, kokybės rodiklius, tai yra drėgmės kiekiai, jeigu gaminamos yra kruopos, tai kokybiškų kruopų procentas yra nustatytas, bei nustatytos yra reikšmės grūdinių priemaišų kruopoms ir dribsniams. Kas liečia NKP duonos, pyrago ir miltinės konditerijos bei makaronų gamybos reikalavimus, tai šių gaminių gamybos metu sertifikatos būtent žaliavos parenkamos tokios, kurios ir produktas gaminamas toks, kad žaliavos turi sudaryti ne mažiau kaip 50% visų mišinių sudedamųjų dalių. Tai sertifikuotos žaliavos, tai ne mažiau kaip 50%, tai jos turi būti arba NKP, arba ekologiškos, tai jeigu tai ekologiškos, tai pateikiau čia ir būtent linką, nuorodą, atsiprašau, kur galima pasitikrinti būtent tiekėjo sertifikatą, jisai gali tiekti į rinką ekologiškus produktus. Kas draudžiama naudoti būtent duonos, pyrago ir miltinės konditerijos gaminių gamybai, tai draudžiama naudoti žaliavas su GMO, ar ne? Taip pat draudžiama naudoti kvapiąsias medžiagas, išskyrus natūralius kvapių medžiagų pagrindus arba preparatus. Taip pat neleidžiama naudoti maisto priedų, yra tam tikras išimčių sąrašas, tai mulsikliai leidžiama, askorbo rūgštį, citrinos rūgštį, geriamą sodą ir kepimo miltelius. Ir neleidžiama yra naudoti hidrintų ar iš dalies hidrintų augalinių riebalų bei alyvpalmių aliejaus. Dėl NKP makaronų kokybės yra nustatyti tam tikri kokybiniai rodikliai. Tai matote, NKP produktų gamybai labai didelis dėmesys skiriamas kokybei. Tai makaronų produktams yra nustatytos tokios reikšmės kaip drėgmės kiekis bei mikotoksino deoksinivalenolio. Žodžiu, produktai gali būti ne daugiau kaip 700 mikrogramų kilograme. Tai šis mikotoksinas vienas iš labiausiai paplitusių, labiausiai kenksmingų mikotoksinų žmogaus sveikatai, dėl to reikiamas toks didelis dėmesys. Taip pat yra papildomi reikalavimai, būtent NKP grūdų bei duonos miltinės kokybės gaminiams ženklinti kokybės ženklą. Tai reiškia, jeigu produktas prieš tai produktui yra keliami bendrieji reikalavimai ir specialieji reikalavimai, tai jeigu produktas atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, tokiu atveju tas produktas gali būti ženklinamas nacionalinė kokybė ženklu. Bet jeigu produktas dar atitinka ir papildomus reikalavimus,
ne, nustatytų specifikaciją, tai tokiu atveju tokios produktas gali būti ženklinamas jau kokybės ženklu. Tai matote dešinėme vežamai kokybės ženklą. Tai tokius produktus gaminant, tai grūduose jau irgi vėlgi kreipiamas dėmesys į to mikotoksino koncentraciją, nustatyta yra reikšmė didžiausia leistina. Taip pat miltų drėgmės kiekis nustatytas yra, koks tai negali būti didesnis, tai yra negali būti didesnis kaip 14%. Ir produktų gamybai gali būti naudojama ne mažiau kaip 70% sudedamųjų dalių, kurios yra sertifikuotos, būtent ir leidžiamos ženklinti kokybės ženklų. Tai žodžiu, ne mažiau kaip 70% NKP žaliavų paženklintų ženklų kokybę arba ekologinių žaliavų. Kitas iš papildomų reikalavimų tai yra nustatytas duonos ar pyrago kepiniams. Tai vienas iš tokių yra reikalavimas skaidulinių medžiagų, ne, kad 100 produktų turi būti ne mažiau kaip 5 gramai, matote, valgomosios druskos nustatytas reikalavimas ir cukrų. Bei duonos saldumas gali būti gaunamas tik tai natūraliai, nenaudojant cukraus ar kitų saldinimų medžiagų, pavyzdžiui, marmelado priedų. Ir trečias iš papildomų reikalavimų šios specifikacijos tai yra nustatytas miltinės konditerijos gaminiams. Ir gaminant tokius gaminius, tai turi atitikti vieną arba kelis iš nustatytų reikalavimų. Tai miltinės konditerijos gaminiuose turi būti valgomosios druskos išlaikytas kiekis nustatytas, tai 100 gramų nedaugiau kaip 1 gramas valgomosios druskos. Taip pat cukraus kiekis nedaugiau kaip 16 gramų ir mikotoksino ribinė vertė makaronuose negali viršyti 500 mikrogramų kilograme. Tai žinoma, šiuos kriterijus, ar jūsų produktas atitinka reikalavimus ar ne, tai turėsite įrodyti dokumentais. Kas liečia gamybą ir jeigu atitinka produktas reikalavimus, yra išduodamas sertifikatas, patikros atliekamos kartą per metus. Sertifikatas išduodamas 3 metams, bet žinoma, jeigu kažkokie yra pasikeitimai, tarkim, asortimentas prasiplėtė, tai tada sertifikatas yra atnaujinamas. Ir kontrolės metu, jeigu yra nustatomas kažkokie pažeidimai, tai yra taikomos poveikio priemonės, kurios irgi yra nurodytos Žemės ūkio ministro įsakyme. Tai, žodžiu, gali būti arba įspėjimas, arba sertifikato galiojimo sustabdymas, arba sertifikato anuliavimas. Tai jeigu yra pažeidimas didelis, kurį galima nedelsiant ištaisyti ar ne, tai tokiu atveju yra taikomas įspėjimas ir duodamas 30 kalendorinių dienų terminas tam pažeidimui ištaisyti, trūkumams pašalinti. Žinoma, apie tai reikia informuoti sertifikavimo įstaigą raštu. Jeigu, tarkim, tos trūkumas yra nepašalintas arba neįmanomas pašalinti tų trūkumų, tokiu atveju sertifikato galiojimas gali būti stabdomas. O jeigu nepašalintos sertifikato galiojimo sustabdymo priežastys arba dėl pažeidimo pobūdžio tolesnis sertifikato galiojimas yra negalimas, tai tokiu atveju pareiškėjo sertifikatas yra anuliuojamas ir neturi tada tokiu atveju teisės pareiškėjas toliau vykdyti NKP gamybos.
Na ir tokiu atveju pažeidėjas gali kreiptis dėl pakartotinio sertifikavimo ne anksčiau kaip po metų nuo sertifikato anuliavimo dienos. Na, žinoma, už sertifikavimo darbus yra taikomi įkainiai, kurie yra nustatyti ministro įsakymu. Jie patvirtinti 22 metų lapkričio 9 dieną. Įkainius galite rasti Ekoagros tinklalapyje. Ir kadangi šiandieną daugiau atkreipiau dėmesį į grūdų produktų, duonos, pyragų ir miltinės konditerijos kepinių makaronų gamybą, tai pateikiu būtent kiek kainuoja sertifikavimas metams. Tai yra skirstomas į ūkius arba labai mažas įmonės, yra diferencijuotas tas mokestis. Tai labai mažos įmonės arba jeigu tai yra gamyba ūkyje, tai įkainis yra 101 euras su PVM, o kitose įmonėse 455 eurai su PVM metams. Tai šis mokestis taikomas metams. Na, yra ir kiti įkainiai, tai jeigu yra pateikiamas pirmą kartą pateikiama paraiška dėl NKP produkto sertifikavimo, tai už dokumentų registraciją yra taikomas įkainis, tai 35 eurai su PVM. Ir jeigu sutarties yra vykdomas nutraukimas, nesilaikant sutartyje nustatytų įspėjimo terminų 30 dienų, ar ne, tai tokiu atveju, jeigu veiklos vykdytojas praneša apie sutarties nutraukimą patikros metu, tai yra taikomas 200 eurų įkainis. Tai kaip ir minėjau, daug informacijos apie kitų specifikacijas, tarkim, jūs galite rasti Ekoagros tinklalapyje, bus nacionalinės kokybės produktų sertifikavimo paslauga ir ten yra nurodyta išsami informacija. Ką reikia daryti, norint sertifikuoti nacionalinės kokybės produktus, tai visų pirma, žinoma, susipažinti su keliamais reikalavimais, nepamiršti bendrųjų reikalavimų. Už bendruosius reikalavimus maisto gamybos atsako maisto ir veterinarijos tarnyba, ar ne? Jeigu mes kalbam apie maisto tvarkymą ir maisto gamybą, jeigu tai yra auginimas, tai yra jau kitos institucijos, bet vis tiek, jeigu tai yra sandėliavimo veikla, tarkim, tai bus maisto veterinarijos tarnybos kontrolės funkcija, tai nepamirškime bendrųjų reikalavimų ir susipažinus su keliamais reikalavimais, įsivertinus savo technologinės galimybės ir panašiai, tada jau pildomos yra paraiškos. Paraiška tai pateikti reikalingą prašymą pateikti dėl sertifikavimo NKP ir anketą. Tai čia pateikiau būtent formą anketos grūdų produktų ir duonos ir makaronų, ne, apie ką daug detaliau kalbėjau, apie kurią specifikaciją. Taip pat, jeigu produktas yra ne vien komponentis, ar ne, susideda iš kelių komponentų, neskaitant vandens ir druskos, na, tai reikėtų taip pat pateikti receptūrą, tai formą irgi nurodžiau, kokia turi būti atitinkama forma patvirtinta ir pateiktos jos visos Ekoagros tinklalapyje, bei nepamiršti ženklimo etiketės projektą. Tame ženklimo etiketėje jau turi būti ir ženklas, kokio jūs siekiate, ar ne, ar tai yra nacionalinės kokybės produkto ženklas, ar tai yra kokybės ženklas, tai jis turi būti pateiktas atsižvelgiant ir nurodant išmatavimus. Nes išmatavimam dydžiam irgi yra nustatyti kriterijai, kokio dydžio jisai turi būti. Bei pateikiant paraišką reikalinga sumokėti dokumentų registracijos mokestį, nes be šito irgi bus atmesta paraiška.
Žinoma, jeigu jums kažkas atlieka paslaugą, tarkim, na, nežinau, tarkim, miltus kažkas sumala ar ne, o jūs tik tai duoną iškepat iš grūdų, nors perkate grūdus, tai tokiu atveju reikėtų irgi nurodyti, kas jums kokią paslaugą atliks su jūsų, tarkim, nu, kažkokiam gamybos procese, kokia įmonė ir kokią veiklą vyks. Na, visus dokumentus galima pateikti tiesiogiai įstaigai pristatyti į Kauną, Laisvės alėja 67, jeigu kalbame apie produktų gamybą ar ne, tai yra maisto produkto gamybą. Arba jų galima atsiųsti ir elektroniniu paštu info@ecoagros.lt. Pasirašyti, visi dokumentai turi būti būtinai prašymas ir anketa, turi būti pasirašyti parašu, jeigu elektroniniu parašu, jeigu siunčiate elektroniniu paštu. Na, aišku, jeigu pateikite paštu arba tiesiogiai, tai, žinoma, dokumentus siūskite irgi nepamirškite pasirašyti. Kas liečia dokumentų tiek, kas liečia sertifikavimą, tai yra išnagrinėjami dokumentai, sudaromi su pareiškėjų sutartis, po to atliekama fizinė patikra vietoje, įvertinant jūsų gamybą ir technologinius galimybės ar ne. Ir po to yra išduodamas sertifikatas, kuris galioja 3 metus, kaip minėjau. Tiek. Tai tiek šiandieną norėjau trumpai, jūs labai nevarginant visų, supažindinti su grūdų produktų, duonos ir makaronų gamybos reikalavimais, gaminant nacionalinės kokybės produktą. Tai ačiū visiems už dėmesį ir gal turite klausimų. Tai turbūt negirdžiu jokių klausimų. Tai ačiū Jums dar kartą, kad prisijungėt, kad išklausėt ir kviečiam dalyvauti kokybės sistemoje. Viso geriausio.